Labas vakaras. Šiandien padėliosiu temą, kokią žinutę jums siunčia visata šiuo laikotarpiu. Prieš jūs yra 3 kaladės, taigi neskubėdami pasirinkite. Primenu, tai yra bendras dėliojimas, taigi ne visiems jisai tiks. Taigi čia būtų 1 kaladė, čia būtų 2 kaladė, čia būtų 3 kaladė. O šita pagalbinė. Jeigu jums trūksta laiko, susistabdykite video ir išsirinkite savo kaladę. Taigi pradėsime nuo 1 kaladės, kitus variantus pasitraukiu. Na ir pradedam maišyti kaladę. Taigi, kokią žinutę visata jums siunčia šiuo metu, šiuo laikotarpiu? Ką svarbu jums žinoti? Taigi, visata sako, kad šiuo metu jūs esat tarsi pereinamajam etape. Šalia lazdų riterio stovi pakabintasis. Taigi, tai reiškia, kad situacija, apie kurią galvojate, kuri jau kuris laikas buvo ilgokai užstrigusi, pajudės iš mirties taško. Svarbiausia, kad jūs turėsit palaikymą, tiek iš visatos, tiek iš žmonių, galbūt netgi pradės klostytis įvykiai taip, kad jums tarsi, kaip sako, pati visata duos sprendimus, kuriuos tiesiog reikės priimti. Taip pat bus daug palaikymo, daug aplinkui žmonių, kurie tarsi jūs nukreips kita linkme. Tarsi parodys, kaip galima išspręsti šitą situaciją paprastesniu būdu. Galbūt tai bus netgi, gal netgi kreipsitės į kokią būrėją ar ezoteriką, ar šiaip į labai išmintingą žmogų, kuris turi stiprią intuiciją ir tarsi, kaip sako, būna tokie momentai gyvenime, kai čia žmogus tiesiog pasako tai, apie ką jūs seniai galvojate, bet tarsi nerado tinkamų žodžių. Ir tas žmogus tarsi ima ir pasako, tai kaip sako, angelo ženklas. Angelo ženklas. Ir kas toliau? Šiaip situacija pati bus gana jautri, bet čia aš matau, kad jūs išeisit iš tos situacijos su didesniu laimėjimu, negu jūs galvojat prieš tai. Čia krenta net 2 karalienės ir imperatorienė. Ta prasme, kad visa šita situacija, kuri buvo pakibusi tiek laiko, čia pakabintasis, jinai išsispręs jūsų naudai. Bet išsispręs taip, kad jūs tiesiog pereisit į gausą, pereisit į tikėjimas, tarsi atsiskleisit.
Nesvarbu, kas tai, ar tai būtų skyrybos, ar tai būtų darbo pokytis, ar tai būtų kažkokia kitokia gyvenime užstrigusi situacija, kuri jau ilgą laiką buvo tarsi, pakibusi, nei pirmyn, nei atgal. Tai viskas tiesiog susiklostys taip, kaip ir turi būti. Gerai, pažiūrim, ką dar visata nori pasakyti jums. Visata nori jums perduoti, kad išlaikykit ramybę. Tai, kas vyksta, yra ne apie jūs. Tai ne apie jūs. Tai tarsi, kaip pasakyti, tarsi apverstas veidrodis. Tai galbūt sulaukit kažkokių apkalbų, ar tai kažkokių žodžių neigiamų įvykių, bet tai yra ne apie jūs. Tai nėra apie tai, kas jūs esate. Ir kad pasitikėkit tuo, kas pas jūs ateina šiuo metu. O pas jūs ateina galia, stiprybė. Svarbiausia, tai priimkite. Priimkite. Tai va, tokia žinutė pirmam variantui. Ir pereinam prie antro varianto. Ką visata nori jums perduoti? Kokia jums žinutė ateina? Gerai. Antras variantas. Pas jūs matau, užsibaigė kažkokia situacija su jausmais. Buvo įsiskaudinimų, buvo daug lūkesčių, bet viskas tarsi ėmė ir sugriuvo per kažkieno poelgį galbūt. Pažiūrėsiu. Taip, čia labiau krenta vyras, kuris jūs nuvylė. Galbūt ne tai, kad nuvylė, o įstumė į labai nepatogią padėtį. Jūs jautėtės tame santykyje labai vieniša. Ir nors į tai įdėjot labai daug širdies į šitą santykį, bet jautėtės labai vieniša. Tas žmogus jūs tarsi paliko vieną. Jūs tarsi viena tempėte visą santykį. Ir jūs tarsi praregėjot, tarsi pamatėt, kad daugiau nebegalit. Ir visata jums sako, kad dabar jums reikia susikoncentruoti į save. Kad jūs turite labai daug vidinės šviesos, vidinės ugnies. Ir kad jūs esate stipri ir kad jūs ištversit šitą etapą. Kad viskas, ko jums reikia, kad ir kaip jūs dabar blogai besijaučiat, jūs atrasit tą stiprybę savo viduje, jūs grįšit į save, grįšit į savo savivertę. Ir tarsi iš naujo pradėsit pažinti pasaulį. Ir kas įdomiausia, kad jums toliau gyvenimas atsiveria tarsi iš naujo,
nauji potyriai, žodžiu, naujos veiklos, galbūt net ir karjeros pokyčiai, kažkokie kursai, mokslai. Jūs labai, ta prasme, užsiimsite savimi ir tai jums grąžins savivertę ir netgi kitą žmogų pritrauks. Netgi tai pritrauks kitą žmogų. Žodžiu, visata jūs palaiko, tik tai jums svarbiausia yra negėdėti šito žmogaus, kuris jūs paliko vienišą, bet užsiimti savimi, nes jūs esat karalienė, jūs esat lazdų karalienė, jūs esat pati ugnis. Gerai, ką dar visata nori jums perduoti? Na tai rodo, kad visata jums siunčia žinutę, kad mylėk save, gerbk save. Pirmiausia, viskas eina apie pagarbą savo. Ir tik tada ateina meilė. Kai gerbi save, kai save myli, tik tada gali pritraukti meilę. Tai va, tokia buvo žinutė antram variantui. Na ir pereinam prie trečio varianto. Kokią žinutę jums siunčia visata? Na, trečiam variantui rodo, kad visi planai jūsų šiuo metu tarsi remiasi į praeitį. Kad jūs labai galvojate apie tai, kas buvo praeityje. Ir tarsi neleidžiate savo paleisti savo kažkokių padarytų klaidų galbūt. Neleidžiate savo išsiskleisti pilnai. Pilnai išsiskleisti savo idėjoms, nes tarsi vis grįžtate į praeitį, kur kažkas nepavyko jums, kur kažkur suklydot. Ir labai, ta prasme, remiatės tarsi į save, jūs esat labai savarankiškas žmogus, moteris galbūt. Čia aš matau moterį daugiau. Kuri tarsi, prarado savo ugnį praeityje ir vis grįžtate į tas klaidas ir vis negalite jų paleisti, kad judėtumėte į priekį, bet jūs esat tarsi ugnies karalius, lazdų karalius. Jums tiesiog reikėtų viską, ką jūs norite, galite įgyvendinti, bet jums svarbiausia paleisti praeitį. Nes jūs vis atsigręžiate į ją ir tai jums neleidžia judėti į priekį. Bet visata jums siunčia žinutę, kad jūs turite labai stiprų palaikymą žmonių, aplinkos. Jūs išeisite į viešumą, kaip pasakyt, išeisit į viešumą, kai jausitės pati savim patenkinta, kai paleisite praeities klaidas ir tiesiog leisite sau klysti,
leisite savo daryti. Pas jūs labai daug idėjų, labai daug visokių va tokių, galbūt net apie verslą tai. Daugiau, sakyčiau, tai yra verslo idėjos. Noras sukurti savo veiklą, sukurti savo bendruomenę galbūt net. Žodžiu, jūs esat labai labai veiklus žmogus. Bet jūs pats save stabdot. Labai daug viską pergalvojat, tarsi analizuojat, kas čia bus gerai, kas čia bus negerai, jeigu aš taip padarysiu, kas bus, jeigu aš taip padarysiu. Ir kas svarbiausia, kad jūs viską bandot daryti vienas arba viena. Bet esmė ta, kad visata siunčia jums žinutę, kad jums reikia komandos, jums reikia įsileisti kitų pagalbą. Ir tada jums viskas pavyks. Nes jūs esat tarsi užstrigę šitą praeityje, kur jūs darėte su užsidegimu ir jums tiesiog nepavyko, buvo konkurencija, buvo galbūt konfliktų daug, nebuvo palaikymo. Nors jūs turėjot labai labai gerą idėją, tikrai labai gerą energiją ir jūs vis atsigręžėte į tai. Jūs vis atsigręžėte į tai ir neleidžiat savo judėti priekį. Gerai. Ką visata dar jums siunčia? Ką jinai nori pasakyti? Tai pažiūrėsim. Ir čia tiesiog šitos kortos vėl kartojasi. Kad jums reikia paleisti, žodžiu, nuoskaudas, apgailestavimus ir savęs stabdymą. Nes viskas, kas jūs stabdo, kas jūs sulaiko, tai esat jūs. O čia net parašyta. Jų. Tu. Tai va. Viskas, kas sulaiko jūs nuo jūsų svajonių, tai tik jūs. Tai va, tokia žinutė buvo trečiam variantui. Tikiuosi, šis skaitymas jums patiko. Pasekite kanalą, palaikinkite, taip sakant, o jeigu jūs domina individualios konsultacijos, kreipkitės asmeniškai. Ačiū ir gero vakaro.